9 skyrius – mokymasis ir meilės kalbos. Tėvai yra pirmieji ir svarbiausieji mokytojai. Specialistai dabar sutinka, jog optimalus laikas skatinti vaiko pagrindinius sugebėjimus mokytis yra iki 6 metų. Draugas Bartonas Vaitas, Harvardo ikimokyklinio projekto įkūrėjas ir direktorius, sako, jeigu žmogus nori išplėtoti visą savo potencialą, reikia, kad pirmoji mokymosi patirtis būtų per pirmuosius 3 gyvenimo metus. Įsitikinę, jog tokia labai jauno žmogaus stimulacija gali pažadinti sugebėjimą mokytis, sociologai ir pedagogai sukūrė programas, kurios padeda mažiau gabiems ir asocialių šeimų vaikams iki mokykliniais metais. Šios programos teikia daugiau paskatinimų, kad būtų kompensuojami nepritekliai, kuriuos vaikas patiria namų ir bendruomenės aplinkoje. Mes tėvai esame pirmieji mokytojai. Vienas iš pagrindinių mūsų mokymo tikslų yra disciplina. Tinkamas drausminimas atliekamas su meile taip pat gali paskatinti mokytis. 8 skyriuje kalbėjome, jog drausminimas veda į brandą. Dabar panagrinėkime kitą klasikinio auklėjimo aspektą – vaikų mokymą. Tikra disciplina gali padėti vaikui išsiugdyti intelekto ir socialinius įgūdžius, kurie tarnaus jam visą gyvenimą. Pastaraisiais metais pagerėjęs suvokimas, koks svarbus yra mokymas ankstyvoje vaikystėje, patvirtina mūsų tėvų lemiamą vaidmenį ugdant vaiko intelektą. Tai nereiškia, kad privalote teikti oficialias pamokas savo mažyliams, bet turėtumėte pasistengti suprasti vaiko įgimtą polinkį mokytis, tyrinėti ir patenkinti savo besivystančių smegenų neatidėliojamą poreikį su sensoriniam stimului ir linksmai mokymosi patirčiai. Daugelis tėvų stebėdami, kaip vaikas užsiėmęs pirminių savo darbų žaidimų, mano, jog mokymasi galima atidėti iki 1 klasės. Bet mažiems vaikams labai patinka mokytis, jie gimsta turėdami mokymosi alkį, kuris išlieka nesumažėjęs. Jeigu tik suaugusieji nesunaikina jo nuobodolių, mušimų, priverstinių mokymų arba atkalbinėjimų. Atidžiai stebint kūdikius ir mažylius atsiskleidžia, kad didžioji jų veiklos dalis nėra vien tik vaikiški žaidimai. Mūsų mažieji stengiasi išmokti ir įgyti naujų įgūdžių, kaip antai apsiversti nuo pilvuko ant nugaros, ropoti, atsistoti ir vėliau vaikščioti, lytėti, jausti ir pažinti aplinkinį pasaulį. Kai jie išmoksta kalbėti, jų galvelėse atsiranda aibės klausimų ir 3-4 metukų mažyliai kasdien gali užduoti jų tuzinus. Pasiekę tą amžių, kai ima mėgdžioti ir apsimesti suaugėliais, jie retai imituoja žaidžiančius suaugusiuosius. Dažniau jie mėgdžioja juos dirbančius, plaunančius indus, vairuojančius sunkvežimį, dirbančius gydytojų ar sesele, prižiūrinčius vaikus, gaminančius valgį ir panašiai. Jei bent vieną dieną stebėsite, ką veikia jūsų vaikas ir paklausite savęs, kas jį daro labai laimingą, kas ilgiausiai patraukia jo dėmesį. Greičiausiai pamatysite, kad tai vyksta tuomet, kai vaikas ko nors mokosi. Mokymasis namuose. Būtų idealu, kad vaiko proto raida didžiąja dalimi vyktų namuose. Gyvenimą vaikai pažįsta per 5 pojūčius. Namų aplinką, stipriai stimuliuojantį regėjimą, klausą, lytėjimą, skonį ir uoslę, patenkins įgimtą troškimą sužinoti ir išmokti. Nuo to, kiek vaikas bus stimuliuojamas žodžiu ankstyvaisiais savo gyvenimo metais, priklausys jo kalbėjimo įgūdžių plėtoti. Taigi, kalbėjimas vaikams ir jų drąsinimas tarti žodžius susijungia su natūraliu noru mokytis. Šio proceso dalis yra sveikinti vaiko pastangas, tarti žodžius ir pakoreguoti neteisingai ištartus. Esant turtingai žodiniai aplinkai, plečiasi vaiko žodynas ir gerėja sugebėjimas jungti žodžius į sakinius. Vėliau jie išmoks panaudoti šį sugebėjimą emocijoms, mintims ir troškimams reikšti. Tai, ką pasakėme apie kalbėjimo įgūdžių plėtotę, pasakytina ir apie visas protinio augimo sritis.
Jeigu namuose vaikui nesuteikiami šie pagrindiniai protinės raidos akstinai, jis ko gero pristigs sugebėjimų mokytis vėliau ir jo išsilavinimo lygį galima prognozuoti labai menką. Mokyklų programuose numatytos nedidelės priemonės kompensuoti vaikui namų aplinkoje nebuvusi stimulą mokytis. Maloni aplinka ir požiūris padės vaikams mokytis namuose. Mažieji labiau remiasi emocijomis, o ne pažinimu. Jausmus jie įsimena geriau nei faktus. Vaikai daug lengviau prisimena, kaip jautėsi tam tikroje situacijoje, nei to įvykio detalės. Pavyzdžiui, išklausęs pasakojimą mažylis dar ilgai ir tiksliai prisimins, ką jautė, nors pamokančią istoriją bus seniai pamiršęs. Jūsų dukra gali užmiršti detalės, bet prisimins mokytoją. Taigi, mokydami elkitės su ją pagarbiai, maloniai ir atidžiai. Reikia leisti jai būti patenkintai savimi ir užtikrinti, jog niekada jos nežeminsite kritikuodami. Kai mokoma nuobodžiai ir neįdomiai, vaikas greičiausiai atmes ir patį geriausią mokymą, ypač susijusi su moralė ar etika. Jei gerbėte vaiką, jis gerbė jūs ir jūsų pažiūras. Pagrindinis asmuo mokantis jūsų vaiką esate jūs, pradedant kūdikystę ir per visus mokymosi metus mokyklose metus. Mokymas yra kompleksinis darbas, kurį veikia daugelį veiksnių. Vienas stipriausių yra jūsų visiškas įsitraukimas į mokymo procesą. Kaip padėti savo vaikams bręsti emociškai? Pats svarbiausias kriterijus, leidžiantis sužinoti apie vaiko gebėjimą mokytis, yra šis. Kad vaikas sugebėtų gerai mokytis bet kuriame amžiaus etape, jis turi būti atitinkamai pagal amžių subrendęs emociškai. Jam pačiam augant, sugebėjimas mokytis didėja dėl keleto veiksnių, iš kurių svarbiausias yra emocinė branda. Kuo vaikas yra emociškai brandesnis, tuo jis gabesnis mokytis. Tėvai gali daugiausia paveikti vaiko emocinę raidą. Tuo mes nenorime pasakyti, kad visos mokymosi problemos yra tėvų kaltė. Sugebėjimą mokytis gali paveikti daug faktorių, tačiau emocinio brendimo lygmuo gali turėti didžiulę įtaką vaiko pasirengimui ir pačiam mokymosi procesui. Štai čia daugiausia gali padėti tėvai. Jie gali aktyvinti vaiko sugebėjimą mokytis, nuolat papildydami jų emocijų rezervuarą. Nuolat kalbėdami 5 meilės kalbomis, fiziniu prisilietimu, palaikymo žodžiais, skiriamų laikų, dovanomis ir paslaugomis labai stimuliuosite vaiko protinę raidą. Ankstyvaisiais gyvenimo metais, kai turbūt dar nežinote, kokia yra vaikučio pagrindinė meilės kalba, reguliariai kalbėkite visomis 5. Taip darydami ne tik patenkinsite vaiko emocinį meilės poreikį, bet ir duosite jam fizinį bei protinį akstiną, kuris reikalingas ryškėjantiems pomėgiams rutuliuoti. Nors tuo pabrėžiate meilę, bet kartu mokote bei auklėjate. Tėvai, kurie nesivargina kalbėti su vaiku visomis 5 meilės kalbomis, o tik siekia patenkinti jo poreikius pavalgyti ir apsirengti, turėti pastogę ir saugumą, sukuria aplinką nestimuliuojančią jo kaip būsimo visuomenės nario raidos. Vaikas auga fiziškai, bet stabdoma jo intelektinė ir socialinė raida. Tas, kuris yra išbadėjęs tėvų meilės ir bendravimo, supratimo, bus labai silpnai motyvuotas mokytis ankstyvaisiais gyvenimo metais arba vėliau mokykloje. Šilti meilės ryšiai tarp tėvų ir vaiko yra svarbiausias pamatas jo savigarbai, taip pat yra motyvacija mokytis. Daugelis tėvų nesupranta, jog vaikas gali atsilikti emociškai. Tačiau iš tiesų įmanoma, kad jis taip atsiliktų savo emocinėje raidoje, jog niekada negali prisivyti. Kokia tragedija? Emocinė vaiko branda paveikia visą kitą – jo savigarbą, emocinį saugumą, gebėjimą įveikti stresą ir pokyčius, gebėjimą bendrauti ir mokytis. Turbūt niekas taip aiškiai neparodo ryšio tarp meilės ir mokymosi, kaip tėvų neoficialios ar oficialios skyrybos. Šis traumuojantis lūžis prakiurdo vaiko emocijų rezervuarą ir nuslopina jo interesą mokytis. Kur anksčiau buvo meilė, dabar jis dažnai jaučia sąmyšį ir baimę, o iš jų nė vienas nėra geras mokymosi palydovas.
Vaikas, kurio tėvai išsiskiria, paprastai rodo mažesnį suinteresuotumą mokytis keletą mėnesių, kol jo pasaulyje iki tam tikro lygio atkuriamas saugumas ir pasitikėjimas meilė. Gaila, kad kai kurie vaikai niekada neatsigauna iki galo. Mes tėvai turime didžiausią įtaką vaiko gyvenime. Jeigu jūs esate vienišas tėvas, mama, tai praktikuodami savo sūnaus ar dukros meilės kalbą, galite padėti jiems atkurti saugumo jausmą. Buvusio vyro ar žmonos pagalba susivienijus irgi padėtų. Atminkite, kad tėvai kartu su keletu kitų svarbių vaikui suaugusiųjų gali išlaikyti jo emocijų rezervuarą pilną meilės ir sudaryti sąlygas deramai augti ir bręsti. Pilnas meilės rezervuaras įgalins vaiką sėkmingai pasiekti visus emocinės raidos lygius laiku, kad pasiruoštų žengti kitą žingsnį mokymosi srityje. Aktyvūs ir neaktyvūs tėvai. Pasak JAV švietimo ministerijos sekretoriaus Richardo Rilio, gerėjančioje Amerikos pedagogikos sistemoje tėvai yra trūkstama grindis. Išties atliktame skaitimo ir suvokimo lygio tyrime nurodoma, kad mokiniai, kurių tėvai aktyviai įsitraukia į jų mokymasi mokykloje, aiškiai pralenkė kitus vaikus. Tačiau visose Jungtinėse valstijose atliktų testų rezultatai nėra džiuginantis. Mūsų vidurinių mokyklų abiturientai pagal intelektą ir kompetenciją yra tarp silpniausių išsivyščiusiame pasaulyje. Dar daugiau problema yra nesugebėjimai, o požiūris ir pastangos, sako Lorenzas Steinbergas knygoje Už klasės durų. Kodėl nepavyko mokyklos reforma ir ką turi daryti tėvai? Steinbergas, Temple universiteto psichologijos profesorius, įsitikinęs, jog toks vaikų ir suaugusiųjų protestavimas prieš lavinimąsi tai sukilimas prieš autoritetą. Ribotas aktyvumas. Kai kurie įspūdingi faktai atsiskleidė Steinbergo tyriamajame darbe. Buvo apklausta daugiau nei 20 000 mokinių. 2/3 vidurinių mokyklų auklėtinių nesikalba su tėvais kiekvieną dieną. Pusė jų teigia galį parnešti namo patenkinamą arba žemesnį įvertinimą ir tėvai dėl to nesupyksia. 3/3 jų mokinių sako, jog tėvai net nenutuokia, ką jie veikia mokykloje. Kitas 3/3 pripažįsta, jog mokykloje jie kvailioja. Kita liūdna žinia pateikiama vienoje iš pagrindinių JAV apžvalgų, kur ir tėvų ir paauglių buvo klausima, koks jų požiūris į narkotikus. Iš apžvalgos duomenų sužinome, jog 2/3 mažųjų maištininkų tėvų, kurie patys išbandė marihuaną, būdami paaugliai, mano, kad ir jų vaikai darys tą patį ir kad jie turbūt turi per mažai įtakos jiems stabdyti. Į tokį tėvų požiūrį Josefas Kalifanas iš Kolumbijos universiteto narkomanų centro atsakė: pribloškė toks dvilypis ir abejingas tėvų požiūris į vaikus ir narkotikų vartojimą. Jie turėtų įtūžti, tačiau sako, kad beveik nieko negali padaryti. Beveik pusė užklaustų tėvų atsakė tiki, jog jų vaikai pabandys neteisėtai gaunamų narkotikų. Belieka stebėtis, ar šie tėvai suvokia, kaip narkotikai gali sužaloti vaiko gebėjimą mokytis. Vienas iš narkotikų poveikių yra užtęstas vaiko bendravimo procesas. Tai ir pažeista arba sulėtėjusi jo emocinė, protinė bei visuomeninė raida. Daugiausia dėl tėvų apatiškumo plinta narkotikų vartojimas tarp paauglių. Jis išaugo 92 ir 95 metais, jis išaugo 78 procentais. Taip teigia JAV sveikatos ministerija ir pagalbos žmogui tarnyba. Tėvai, kurie yra įsitikinę, jog nieko negali padaryti, turi suprasti, kokią didžiulę įtaką jie gali turėti savo vaikų gyvenime. Tokias prieš valdžią nukreiptas nuostatas ir elgesį sukelia 2 dalykai. Tuščias emocijų rezervuaras ir nepakankamas išmokymas, kaip tinkamai tvardyti pyktį. Šie 2 veiksniai natūraliai siejasi su vaiko gebėjimu mokytis. Daugiausia bėdų sukeliantis elgesio sutrikimas, veikiantis ir mokymasi, tai pasyviai agresyvus elgesys. Šis pasąmoninis vaiko nusistatymas daryti priešingai nei šio tikimasi verčia jį nesąmoningai, bet kryptingai blogai mokytis mokykloje. Taigi privalome laikyti savo vaikų emocijų rezervuarą pilną ir mokyti, kaip suvaldyti pyktį. Kai auklėdami ir mylėdami duodame jiems tai, ko reikia, turime visas teises tikėtis, jog jiems gerai seksis gyvenime.
Daugelis tyrimų rodo, kad tėvams aktyviai prasidedant sustiprėja vaiko sugebėjimas mokytis ir pagerėja jo pažymiai mokykloje. Tai paveikia ir daugelį kitų jo gyvenimo sričių. Tėvo dalyvavimas. Vis daugiau dėmesio yra skiriama tėvo vaidmeniui vaikų ugdymo srityje. Vienas 11 metų trukęs tyrimas parodė, kad kuo daugiau tėvai skiria dėmesio savo sūnums ir dukterims, tuo labiau gerėjo jų elgesys ir mokymosi rezultatai. Nors dėl nepažangumo kaltiname vaikus, bet paprastai būtent tėvai dėl to kalti. Imta tirti 584 šeimas, kai juose augusiems vaikams buvo 7 ir 11 metų ir tyrimas baigtas, kai jiems buvo 18-22 metai. Šiaurės Karolinos universiteto sociologės Ketlin Harris tyrimas parodė, kad kuo daugiau laiko vaikai praleido su tėvais, tuo geriau mokėsi. Be to, kuo stipresnis buvo emocinis ryšys su tėčiais, tuo mažiau paaugliai įsitraukė į nusikalstamą veiklą. Norėdami duoti savo vaikams tą meilę, kurios jiems reikia, pasirūpinkite, kad praleistumėte su jais tiek laiko, kiek būtinai reikia jų emocijų rezervuarui užpildyti, naudojant visas 5 meilės kalbas. Jūs esate svarbus žmonės, galintys atverti vaiko sugebėjimą mokytis ir patirti sėkmę. Jūs turite didelį pranašumą palyginti su kitais suaugusiaisiais, nepriklausančiais jūsų šeimai, nes pažįstate ir suprantate savo vaikus ir turite namų aplinką, kur galite patenkinti jų poreikius. Kaip padėti neramiam vaikui? Emociškai sveikas vaikas bus susikaupęs, motyvuotas ir turės jėgų, kurių reikia maksimaliai išnaudoti savo sugebėjimams. Ir atvirkščiai, jeigu vaiką kamuoja nerimas arba melancholija, arba jis jaučiasi nemylimas, tikriausiai jam bus sunku susikaupti. Išlaikyti dėmesį ir jis jaus, kad jėgos mažėja. Jam bus daug sunkiau susikaupti užduočiai. Mokytis jam gali būti neįdomu, jis bus linkęs užsiimti tik savimi ir savo emocinėmis reikmėmis, sugebėjimas mokytis nukentės. Jeigu šis nerimas nedings, tai taps pastebima, kaip vaikas susiduria su nauja patirtimi moksle, ypač tose srityse, kurios reikalauja didelio pokyčio arba pasunkėja dėstomos medžiagos turinys. Tad su mokymosi susijęs nerimas dažnai apima vaikus, pereinant iš 4 į 5 klasę. Keičiasi ir mokymo metodika. Pagrindinis skirtumas poslinkis nuo konkretizuoto mąstymo ir mokymosi prie abstraktaus, konkretus mokymasis apima nuogus faktus. Paryžius yra Prancūzijoje. Abstraktus mąstymas yra simbolinis. Žodžiai ir posakiai čia reiškia idėjas ir sampratas. Perėjimas nuo konkretaus mąstymo prie abstraktaus milžiniškas žingsnis ir ne visiems vaikams lengvas. Kai nepasiseka žengti šio žingsnio lengvai, vaikas kenčia, jis negali iki galo suprasti pamokų turinio, jaučia, kad ima atsilikti ir tai griauna jo savigarbą. Nes jis jaučiasi nevisavertis prieš bendramžius. Jeigu tai nebus greitai atitaisyta, prasidės depresija, apims dar didesnis nerimas. Ir vaikas ims jaustis visišku nevykėliu. Kadangi perėjimas į 5 klasę yra vienas kritiškiausių mokymosi periodų, reikalaujantis persiorientavimo, tėvams verta atkreipti į tai ypatingą dėmesį. Šios ar kitos krizės metu vaikui labai padės emocinė branda. Sakydami emocinė branda, turime galvoje sugebėjimą kontroliuoti pyktį, įveikti stresą ir išlaikyti pusiausvyrą pokyčių metu. Kuo lengviau vaikai gali tai padaryti, tuo geriau jie mokysis. Geriausias būdas padėti jiems subręsti emociškai ir išlaikyti gerą motyvacijos lygį yra nuolat laikyti jų emocijų rezervuarą pilną meilės. Vienas iš ženklų, kad vaikas sunerimęs yra jo nesugebėjimas lengvai užmegzti akių kontaktą. Ypač didelio nerimo apimtam, emociškai pažeistam vaikui sunku bendrauti su kitais žmonėmis, tiek suaugusiais, tiek bendraamžiais. Tokia įtampa ir nerimas labai paveikia nusistovėjusią mokymosi tvarką. Kai kuriems iš šių vaikų padėjo specialus mokytojų dėmesys, kuris pasireiškia akių ir fizinių kontaktų, kai yra patenkinamos emocinės reikmės.
Sumažėja baimė ir nerimas, sustiprėja saugumo pojūtis ir pasitikėjimas. Tada vaikai pajėgus mokytis, žinoma, daug geriau, kad šiuos jų poreikius patenkintų namuose mylintys tėvai. Kaip motyvuoti vaikus? Dažnai tėvai užduoda šį klausimą: kaip aš galiu motyvuoti savo vaiką? Motyvuoti galėsime tik tada, kai būsime pripildę vaiko meilės rezervuarą ir išmokę jį tvarkyti su savo pykčiu. Neatlikus šių dviejų esminių dalykų beveik neįmanoma motyvacija. Kitame skyriuje sužinosite daugiau apie pyktį ir pasyviai agresyvų elgesį. Labai sunku motyvuoti vaiko veiksmus, jeigu jis nesijaučia nuoširdžiai mylimas ir kad juo išties rūpinamasi. Mat vaikas turi susitapatinti su tėvais ir norėti klausyti jų pamokymų. Jeigu jo meilės rezervuaras tuščias, tai elgesys taps pasyviai agresyvus, jis ims daryti viską tiesiog priešingai nei prašo tėvai. Svarbiausia yra pasiekti, kad vaikas prisimtų atsakomybę už savo elgesį. Nenorintis arba negalintis prisimti šitos atsakomybės individas negali elgtis motyvuotai. Vaiko, kuris prisima atsakomybę už save, elgesys yra motyvuotas. Skatinkite vaiko pomėgius. Būti atsakingam, todėl ir motyvuotai elgtis galite padėti savo vaikui dviem būdais. Pirmasis būdas yra kantriai stebėti, ką vaikas linksta, tai yra kas jam patinka, kai jis vertina, ką jis vertina ar mėgsta veikti. Tuomet galite padrąsinti jį eiti šią kryptimį. Jeigu matote pomėgį mokytis muzikos, paskatinkite tai. Bet svarbiausia yra leisti pačiam imtis iniciatyvos. Rezultatai retai būna teigiami, kai tėvai įtikinėja sūnų ar dukrą lankyti muzikos pamokas. Leiskite vaikui imtis atsakomybės. Antrasis būdas padėti vaikui tapti motyvuotam yra atsiminti štai ką. Ir jūs, ir jis negalite prisimti atsakomybės už tą patį dalyką ir tuo pačiu metu. Jeigu palauksite ir leisite vaikui imtis iniciatyvos, tuomet jis gal pajus motyvaciją, nes jūs leidote jam prisimti atsakomybę. Jeigu imatės iniciatyvos jūs ir bandote įtikinti sūnų ar dukrą ką nors daryti, jūs suvokėte ir atsakomybę. Kai taip atsitinka, vaiko elgesys retai kada būna motyvuojamas. Pritaikykime šį principą namų užduotims ir pažymiams. Dauguma mokinių patiria periodus, kai paruošti pamokas, atlikti namų darbus tampa problema. Tai ypač pasakytina apie pasyviai agresyvaus elgesio vaikus. Ir atminkite, kad tam tikrų ribų neperžengiantis pasyviai agresyvus elgesys yra normalus reiškinys 13-mečių, 15-mečių gyvenime. Pasyviai agresyvių elgesių siekiama pagriebti tėvus už gerklės, tai yra jis nukreiptas į tai, kas labiausiai juos liūdina. Daugelį šeimų ypač kreipiamas dėmesys į pažymius. Tad vaikas naudoja pasyviai agresyvų elgesį tiesiogiai proporcingai tiek, kiek tėvai akcentuoja pažymius ir namų darbus. Kuo svarbesnių laiko mokymasi, tuo stipriau vaikas bus linkęs jam priešintis. Kuo didesnė atsakomybė tėvai prisiema dėl namų darbų, tuo mažiau jos prisiims jis pats. O kuo mažesnė atsakomybė, tuo silpniau vaiko elgesys bus motyvuotas. Jei norite, kad jūsų vaikas imtųsi atsakomybės ir jo elgsena būtų stipriai motyvuota, privalote įsisąmoninti, kad namų darbai yra jo paties atsakomybės reikalas, o ne jūsų. Kaip šito pasiekti? Duokite vaikui žinoti, kad būsite laimingas galėdamas jam padėti atlikti namų darbus, jeigu paprašys. Kadangi jūs norite, kad atsakomybę už namų darbus vaikas prisimtų savo, tai netgi tada, kai jis paprašys jūsų pagalbos, pasitenkinkite išsisukti nuo dalies to darbo ir uždėkite ją vėl ant vaiko pečių. Tarkim, jūsų sūnui sunkiai sekasi matematika. Jūs neturėtumėte spręsti šios problemos už jį. Verčiau pažiūrėkite į matematikos vadovėlį ir parodykite jam paaiškinimus, kaip ką daryti. Tada atiduokite jam knygą, kad suvoktų, jog atsakingas yra pats. Galų gale tai jį pamokys prisimti daugiau atsakomybės už save. Jeigu manote, kad mokytojas nepakankamai išaiškino pamoką, galite pasiūlyti sūnui paprašyti mokytojo pagalbos kitą dieną.
Žinoma, bus atvejų, kai jūs turėsite išaiškinti susidariusią painiavą arba suteikti vaikui papildomos informacijos. Tai yra gerai, kol neprisijimate atsakomybės, kurią turėtų prisiimti jis pats. Jeigu pamatėte, kad jūs labai aktyviai padėjote ruošti jam namų darbus, bandykite palaipsniui permesti atsakomybę vaikui. Galbūt pastebėsite laikiną pažymių pablogėjimą, bet vaiko suvokta atsakomybė ir atsiradęs savarankiškumas bus puikus atlygis. Kai pradėsite taip elgtis, ilgainiui sūnui ar dukrai turėtų vis mažiau prireikti pagalbos, o jūs galėsite skirti laiko kartu, patyrinėti jūsų abiejų pomėgio subjektus, kurie neįtraukti į mokyklos programą. Atrodo, kad šiandien tėvams yra gerai užmaskuota paslaptis, jog padėti vaikui tapti labai motyvuoto elgesio galima leidžiant jam imtis ir iniciatyvos ir atsakomybės už tai. Dauguma vaikų atsidūrė tokioje padėtyje, kai iniciatyvos imasi tėvai arba mokytojas, o po to suvokia prisiėmė ir atsakomybę už jų mokymasi. Suaugusieji taip elgiasi todėl, kad nuoširdžiai rūpinasi vaikais ir klaidingai mano, kad juo daugiau iniciatyvos ir atsakomybės imsis, juo daugiau nuveiks jų geroviai. Tačiau tai didelė klaida. Kaip panaudoti vaiko meilės kalbą? Jūsų vaikai pasieks aukščiausią motyvacijos lygį ir labai sėkmingai mokysis mokykloje tada, kai bus užtikrinti dėl jūsų meilės. Jeigu suprantate jų pagrindinę meilės kalbą, galite sustiprinti jų kasdien išgyvenamus potyrius kalbėdami tą kalbą, kai jie išeina ryte į mokyklą ir kai po pietų iš jos sugrįžta. Tai yra 2 svarbiausi dalykai mokyklinio amžiaus vaikams – būti emociškai paliestiems tėvų, išeinant ir grįžtant ir grįžus į namus. Tai suteikia jiems saugumą ir drąsos pasitikti dienos iššūkius. Lėja yra 9 metų amžiaus. Po to, kai jos mama sužinojo apie 5 meilės kalbas, ji šitą pakeitė šeimos kasdieninėje rutinoje. Tiesiog sunku patikėti, kaip tai pakeitė Lėjos gyvenimą, papasakojo vėliau mums toji mama. Net sužinojusi apie meilės kalbas ir supratusi, kad Lėjos kalba buvo paslaugos, vis dėlto niekada nemaniau, kad šios koncepcijos pritaikymas tai pravers mokykloje. Draugė man užsiminė, kad prieš dukrą išeinant į mokyklą ir popiet grįžus namo, ji kalbanti su dukra jos meilės kalba. Aš nusprendžiau išbandyti tą patį ir netrukus pasirodė rezultatai. Rytas mūsų šeimoje visada būdavo skubėjimo metas. Vyras išeidavo iš namų 7 valandą, Lėjos autobusas atvažiuodavo 7:30, o aš išbėgdavau į darbą 7:50. Ir dirbau ne visą darbo dieną, mes visi būdavome užsiėmę savo reikalais, ir vienintelis reikšmingesnis mūsų tarpusavio kontaktas buvo atsisveikinimas išeinant pro duris. Žinodama, kad Lėja vertino jai padarytas paslaugas, mama jos paklausė: jeigu aš galėčiau padaryti ką nors dėl tavęs ryte, kas palengvintų tau gyvenimą ir padarytų jį mielesnį, kas tai galėtų būti? Mama, didžiausia paslauga, kurią galėtų man padaryti, tai paruošti man pusryčius. Tiek daug laiko atima susirasti lėkštę, šaukštą, dribsnius, pieną, bananą. Jeigu tu galėtum padėti viską ant stalo, o aš tik atsisėsčiau ir pavalgyčiau, tai būtų nuostabu. Mama nustebino šis prašymas, bet jis sutiko ir jau kitą rytą pusryčiai buvo paruošti. Iš karto galėjau pamatyti skirtumą, kaip dukra jaučiasi rytais. Ji net padėkodavo, o išeidama į mokyklą atrodė geresnės nuotaikos. Po 3 dienų ėmiau patarnauti jai ir po pietų, kai grįždavo namo. Pirmąją dieną iškepiau sausainių, kai dukra parėjo ir numetė knygas, aš pasakiau: Lėja, iškepiau tau sausainių, gal nori atsikvėpti ir paragauti kelis. Įpiliau jai pieno, mes susėdome ir pasikalbėjome apie tai, kaip prabėgo jai diena. Kitą popietę apsiūlėjau jos sijoną, kurį buvau prašiusi sutvarkyti prieš savaitę. Kai ji įėjo pro duris, aš pasakiau: šiandien apsiūlėjau tavo sijoną, širdelę, apsivilk ir pasižiūrėk, ar ilgis geras. Dukra atsakė: ačiū mama, dėkoju nuoširdžiai. Aš atidžiai įsiklausydavau į Lėjos prašymus ir žymėjausi juos užrašuose, žinodama, kad tai man duos užuominų, kaip galėčiau parodyti jai savo meilę. Mėgstamiausia jai mano paslauga tapo užkandžio paruošimas,
nes keletą popiečių per savaitę mes leidome laiką drauge. Visa tai prasidėjo prieš 4 mėnesius. Didžiausią skirtumą pastebi mums kalbantis apie mokyklą. Jos atsiliepimai tapo daug geresni, nei buvo anksčiau. Man atrodo, kad dabar jai smagiau mokykloje ir jos mokymasis labiau motyvuotas. Beje, jaučiu, kad ir mūsų santykiai tapo artimesni. Jeigu Lėjos pagrindinė meilės kalba būtų buvęs fizinis prisilietimas, tai nuoširdus apkabinimas ir bučinys jai išeinant kas rytį autobusą ir atviras glėbys sugrįžus namo po pietų. Turėtų būti skirti tam pačiam tikslui. Žinoma, ji ir tada būtų apsidžiaugusi sausainiais bei pienu. Galbūt jūs negalite būti namuose tuo metu, kai grįžta vaikai. Jeigu taip yra, tai geriausia nuoširdžiai parodyti meilę vos įžengus pro duris. Jeigu paskutinis jūsų susitikimas ryte ir pirmasis susitikimas vakare vyks jūsų vaikų pagrindinė meilės kalba, jūs atliksite vieną reikšmingiausių visos dienos darbų, o tai gali labai teigiamai paveikti jūsų mokymosi motyvaciją. 10 skyrius – pyktis ir meilė. Pyktis ir meilė. Šie du jausmai susiję daug artimiau, nei daugelis iš mūsų norėtume pripažinti. Mes supykstame ant žmonių, kuriuos mylime. Turbūt nustebote aptikę skyrių apie pyktį knygoje apie meilę. Bet tiesa yra ta, kad dažnai mes jaučiame pyktį ir meilę tuo pačiu metu. Šeimos gyvenime pyktis yra daugiausia problemų kelianti emocija. Jis gali privesti prie šeimyninio konflikto, prie žodinės ir fizinės prievartos vaikų atžvilgių. Didžiosios dalies visuomenės problemų šaknis glūdi nesuvaldydami pyktyje. Tačiau mes turime suvokti, kad pyktis turi savo vietą mūsų gyvenime ir vaikų auklėjime. Ne visada ši emocija yra bloga. Jūs galite jausti pyktį, nes norite teisingumo ir jums rūpi kažkieno, įskaitant jūsų vaikus gerovę. Galutinis ir teisingas pykčio tikslas yra paskatinti mus teisingai vertinti dalykus ir ištaisyti blogį. Įpykusios mamos įsteigė motinos prieš neblaivius vairuotojus, bandydamos užkirsti kelią nelaimėms mūsų greitkeliuose. Jų organizacija atsirado po to, kai viena moteris tinkamu būdu išliejo pyktį ant apsvaigusio vairuotojo dėl savo vaiko mirties ir pasiekė, kad kongreso nariai sukurtų griežtesnius įstatymus prieš neblaivius vairuotojus. Vis dėlto labiau yra įprasta, kad pyktis sukelia problemas, o ne jas išsprendžia. Kaip emocija, pyktis ne visada yra išreiškiamas dėl teisingų priežasčių. Dažnai jis tampa neprotingu ir ne mes jį kontroliuojame, o jis užvaldo mus. Pykčio pagauti žmonės dažnai nieko nepaiso ir pasielgia pražūtingai, o tai tik pablogina situaciją. Beje, mes ne visada teisingai nusprendžiame, kas yra teisingiausia mums patiems ir kitiems žmonėms, arba bandome ištaisyti blogį savanaudiškais būdais. Grėsmė vaiko geroviai. Pyktis yra menkai suprantama emocija. Kodėl mes jį jaučiame, kaip jį išreiškiame ir kaip galime kitaip išreikšti savo frustraciją. Jeigu mes tėvai nežinosime, kas yra pyktis ir kaip jį tinkamais būdais suvaldyti, mes nesugebėsime savo vaikų išmokyti, ką daryti supykus. Būtent supykus, nes mes visi tėvai ir vaikai tai darome kasdien. Galbūt jūs nustebins, kad pirmoji visą gyvenimą išliekanti grėsmė vaikui yra jo paties pyktis. Jeigu jis nesusidoroja su savo pykčiu, šitai jis sužalos arba pražudys. Pykčio nesuvaldymas yra susijęs su visomis dabar ir ateityje iškilsiančiomis vaiko problemomis, pradedant prastais pažymiais, sugriautais tarpusavio santykiais ir baigiant galimą savižudybę. Tai įspėjimas, kad darytumėte visą, ką galite apsaugoti vaikui dabar ir ateityje. Vis dėlto gera žinia yra ta, jog išmokęs puikiai suvaldyti pyktį, vaikas turės didelių pranašumų gyvenime. Jis išvengs daugelio problemų ir geriau sugebės panaudoti pyktį savo naudai, užuot leidęs jam veikti prieš save. Suaugusieji ir pyktis.
Lygiai taip pat, kaip ir mes tėvai išmoktume suvaldyti savo pyktį, kai reaguojame į vaikų pyktį. Nedaug suaugusiųjų įvaldė tinkamus pykčio malšinimo būdus. Viena iš priežasčių yra ta, kad jog dažniausiai pyktį mes išliejame nevalingai, patys to nesuvokdami. Kita priežastis, kad nedaugelis suaugusiųjų nuo nevykusių pykčio valdymo būdų perėjo prie efektingų metodų. Todėl tai daro įtaką mūsų santykiams su sutuoktiniu ir vaikais. Pasižiūrėkime, kaip Džeksonų šeima susitvarko su pykčiu. Pavargęs po dienos darbų, Jeffas Džeksonas darbo kambaryje žiūri televizorių. Nuvargusi Ellen plauna indus, nė vienas iš jų dviejų nėra laimingas. Ateina Junioras ir paprašo mamos sausainių. Mama nėra nusteikusi jų duoti, todėl sako, tu nebaigiai valgyti vakarienės, taigi negausi nieko kito. Jausdamas, kad reikalas nepavyko, Junioras eina į darbo kambarį, kur randa vazą saldainių. Ką darai, klausė tėtis. Jų girdėjai, ką sakė mama. Jokių saldainių. Junioras išeina iš kambario, bet po 5 minučių grįžta mušinėdamas krepšinio kamuolį. Ar galiu eiti pas Bobį? Ne, negali, šiurkščiai, atsako tėtis. Tu nebaigiai ruošti namų darbų ir liaukis daužęs tą kamuolį. Junioras pasiema kamuolį ir išeina. Po to tuoj pat grįžta, šį kartą kamuolį mušinėja virtuvėje. Mama, man reikalinga knyga, kad baigčiau ruošti namų darbus. Bet aš neparsinešiau savosios namo. Bobis turi tokią knygą. Ar galiu nueiti pas jį ir pasiskolinti? Kaip tik tuo momentu kamuolys kliudo stalą ir ant grindų nukrenta puodelis. Išgirdęs triukšmą, Jeffas atsikelia nuo sofos ir skuba į virtuvę. Juk liepiau liauti žaidus su to kamuoliu. Sugriebęs sūnų už rankos, nutempia jį į darbo kambarį ir ima perti kailį šaukdamas. Kiek kartų tau reikia sakyti, ar kada išmoksi klausyti manęs? Ellen virtuvėje verkia. Liaukis, nustok, tu užmuši jį. Šaukia jį. Kai Jeffas nustoja mušęs, Junioras vargdamas nubėga į savo kambarį. Tėtis vėl sudrimba ant sofos ir įsistebeilėja į televizorių. Mama užsidaro miegamajame ir verkia. Šeimos pyktis nepadėjo pasiekti konstruktyvaus tikslo. Šiuose namuose tvyrojo daug emocijų ir visi buvo pikti. Mama pyko ant tėčio, kad jis nepadeda suplauti indų. Tėtis pyko ant Junioro, kad šis nesilaikė jų namų taisyklės nežaisti su kamuoliu. O labiausiai supykęs buvo Junioras, nes tėtis nubaudė jį toli gražu netitinkančiai jo nusikaltimo bausme. Mama pyko ant vyro ir už jo elgėsi su sūnumi. Nieko neišsprendė, pasidarė tik blogiau. Ką Junioras darys su savo pykčiu, išaiškės vėliau. Net jei išoriškai jis atrodys susitaikęs ir elgsis taip, tarsi viskas būtų gerai, galite būti tikri, kad pyktis pasireikš jo elgesyje vėliau. Dabar pabandykime įsivaizduoti šį epizodą, jei tėvų atsakas į pyktį būtų buvęs kitoks. Ankstyvas vakaras. Ellen, nebaigusi plauti indų, nueina pas vyrą į kambarį ir atsisėda šalia jo ant sofos, trumpam prabyla jį pagrindinė jo meilės kalba. Po to sako, turiu bėdą, jaučiuosi gerokai pikta šiuo metu, bet nesinervink, neketinu tavęs užsipulti. Man tik reikia tavo pagalbos tai problemai išspręsti. Ar galime dabar pasikalbėti, ar tu nori baigti žiūrėti šią laidą? Tada ji gali grįžti į virtuvę arba nueiti į kitą kambarį ir paskaityti knygą. Kai jie kalbėsis, Ellen ramiai išsakys, jog jaučiasi skriaudžiama, kad vyras nepadeda jai namų ruošoje, ypač nuo tada, kai ji pradėjo dirbti visą darbo dieną, kaip ir jis ir dabar ruošia vakarienę. Ji pasakys jam, jog tikisi daugiau pagalbos ateityje. Jeigu Ellen ir Jeffas būtų taip pasišnekėję sūnaus prašymą sausainių, galėjo būti sureaguota kitaip. Juniorui sudavus kamuolį virtuvės grindis antrą kartą, tėtis galėjo ateiti, paimti kamuolį ir trumpai pasikalbėjęs su sūnum, jo pagrindinė meilės kalba paaiškinti,
jog jis nusižengė ir pasakyti, kad užrakins kamuolį 2 dienoms automobilio bagažinėje. Tada vėl minutę kitą galėjo pasikalbėti sūnaus pagrindinė meilės kalba, visiškai kitokia situacija būtų susidariusi tuose namuose. Tėvai, kurie neišmoko kontroliuoti savo pykčio, nelabai to išmokys ir savo vaikus. Kaip tik toks auklėjimas yra vaiko ir visuomenės gerovės pagrindas. Jeigu jūs niekada nesimokėte suvaldyti savo pykčio, mes labai patarėme jums rasti pagalbą šioje srityje, kad galėtumėte savo pavyzdžių ir žodžiais išmokyti vaikus, kaip geriausia susidoroti su pykčiu. Charakterio ugdymas. Tai, kaip vaikas išmoks valdyti pyktį, labai didelė dalimi paveiks jo asmenybės tvirtumą, kuris yra vienas svarbiausių charakterio bruožų. Mokykite savo sūnų ar dukrą malšinti pyktį tinkamu būdu. Ir jie sugebės išsiugdyti gerą charakterį ir stiprią asmenybę. Antraip, jeigu vaikas nebus išmokytas suvaldyti pyktį tinkamais būdais, jo charakteryje visada bus nebrandumo paliktų skylių, būtent jo vertybių sistemoje, etikoje ir moralėje. Šis nesubrendimas pasireikš tvirtumo stoka, o tai neigiamai paveiks vaiko dvasinę raidą. Kuo blogiau jis sugeba susidoroti su pykčiu, tuo priešiškesnis bus jo požiūris į valdžią, įskaitant ir Dievo autoritetą. Prastas vaiko susidorojimas su pykčiu pagrindinė priežastis, dėl ko jį atmes tėvų diegiamas dvasinės vertybės. Bet gerai yra tai, kad kai mes tėvai atliksime savo darbą mokydami vaikus valdyti pyktį, pamatysime, kaip puikiai jiems gyvenime seksis. Supraskime, kad pyktis yra normali žmogiška reakcija. Jis nėra nei geras, nei blogas. Problemų kyla ne dėl pykčio, o dėl būdo, kaip mes su juo susidorojame. Pyktis gali duoti ir naudingų rezultatų, jeigu jis įkvepia jėgų ir pastumėja mus imtis veiksmų. Kitu atveju nesigriebtume. Jill, drovi 14-metė, labai bijojo konfrontacijų ir konfliktų. Jis stengiasi patikti žmonėms ir jai buvo sunku per istorijos pamokas, nes mokytojas turėjo įprotį kritikuoti visokius religinius įsitikinimus, ypač krikščionybę. Jis dažnai juokdavosi iš garsių krikščionių, kuriais Jill žavėjosi. Būdama krikščionė, Jill iš pradžių jautėsi sutrikusi dėl savo mokytojo priešiškumo ir net ėmė abejoti savo tikėjimu. Įpusėjus mokslo metams mokytojas mestelėjo kandžią repliką apie pamokslininkų vaikus. Viena iš Jill draugių buvo pastoriaus dukra ir ta replika supykdė Jill, ji tiesiog įniršo. Ta vakarą jis sukvietė kitus krikščionių vaikus į klasę ir išdėstė planą, kuriame jie sutiko dalyvauti. Kitą kartą, kai mokytojas ėmė svaidyti savo menkinančias pastabas, šie mokiniai irgi šitą pasakė, tik pagarbiai. Jie davė mokytojui suprasti, kad jo komentarai buvo žeidžiantis. Pirma jo reakcija buvo bandymas pasišaipyti iš jaunuolių, bet greitai suprato, kaip kvailai skamba jo žodžiai ir pakeitė pokalbio temą. Likusią metų dalį jis daugiau neištarė žeminančių pastabų apie religinius įsitikinimus. Jill panaudoja savo pyktį konstruktyviai, kad pamokytų savo mokytoją ir apgintų savo asmens laisvę. Kaip padėti vaikams suvaldyti pasyviai agresyvias reakcijas? Deja, dauguma žmonių nesusitvarko su savo pykčiu taip puikiai, kaip padarė Jill. Labai įprastas ir griaunamasis būdas suvaldyti pyktį yra vadinamas pasyviai agresyviu elgesiu. Toks elgesys yra išraiška pykčio, kuriuo netiesiogiai arba pasyviai atsikertama kokiam nors žmogui ar žmonių grupiai. Tai yra nevalingas apsisprendimas elgtis priešingai, nei nori autoritetingas asmuo. Tas asmuo gali būti vienas iš tėvų, mokytojas, bažnyčios tarnautojas, viršininkas, policininkas, įstatymai, visuomenėje priimtos normos, bet kuris asmuo ar vertybių sistemą atstovaujantis valdžiai. Žinoma, vaikui ir paaugliui autoritetingi asmenys pirmiausiai yra tėvai. Čakas 15 metų yra protingas vaikinas,
neturi jokių problemų moksle ir gali gauti gerus pažymius iš mokyklos, daugiausiai jis grįžta vakare ir ruošia namų darbus, bet jis pyksta ant tėvų ir namo neša daug žemesnius pažymius nei galėtų. Tėvai nusivylę, jo elgesys yra klasikinis, pasyviai agresyvus atsakas. Kaip atpažinti pasyviai agresyvų elgesį? Štai keletas būdų tėvams, kaip nuspręsti, ar jie susidūrė su pasyviai agresyviu elgesiu. Svarbu teisingai nustatyti, nes elgesio problemų atsiranda daugelio kitų priežasčių. Pirma, pasyviai agresyvus elgesys atrodo nesuprantamas. Tai be abejo tinka Čako atveju. Labai sunku suprasti, kodėl jis gauna prastus pažymius, jeigu turi tokius sugebėjimus ir daug mokosi. Antra, galite įtarti elgesį esant pasyviai agresyvų, kai niekas, kad ir ką darote elgesiui pataisyti, nepadeda. Visai nesvarbu, kokiu veiksmu autoritetingas asmuo imasi, tai nieko nepakeičia. Niekas, ko Čako tėvai ir mokytojai ėmėsi, nepataisė jo pažymių. Jie padėjo jam ruošti namų darbus, pažadėjo atlyginti už gerus pažymius ir net bandė bausti. Kiekvienas naujas metodas trumpam atrodė pagerindavo padėtį, bet ilgainiui niekas nesuveikdavo. Būtent dėl šios priežasties taip sunku susitvarkyti su pasyviai agresyviu elgesiu. Pasąmonės lygmenyje Čakas stengiasi, kad niekas nepadėtų, nes joje glūdantis tikslas buvo apvilti autoritetingus asmenis. Trečia, nors tokio elgesio tikslas yra niekais paversti autoritetų planus ir viltis, tai besielgiantis žmogus ir yra tas, kuris galų gale pralaimės ir kurio santykiai su kitais ateityje bus rimtai pažeisti. Pasyviai agresyvus elgesys įpusėjus paauglystės periodai. Yra tik vienas gyvenimo periodas, kai pasyviai agresyviai elgtis ko nenormalu. Ankstyvoji jaunystė, kai vaikui nuo 13 iki 15 metų, laikyti tai normaliu reiškiniu galima tik tada, kai toks elgesys niekam nedaro žalos. Svarbu, kad vaikas mokytųsi suvaldyti pyktį brandaus žmogaus manierą ir išaugtų iš pasyviai agresyvios būsenos. Jeigu taip neatsitinka, šitoks elgesys taps pastovia charakterio ir asmenybės visam gyvenimui ir bus naudojamas prieš darbdavius, sutuoktinį, vaikus ir draugus. Kai mes tėvai, būdami jauni prieš 100 metų, kaip pasakytų mums vaikai, toks elgesys buvo labai apribotas. Kur nors priemiesčio vietovėje paauglys galėjo fermerio karvę užtempti ant daržinės stogo arba nuversti ją į išvietę. Mieste berniukai kartais susiburdavo į komandas ir nutempę kokį Volkswagen modelio automobilį vabalą galėjo jį išardyti, o po to vėl surinkti jo savininko miegamajame. Šiandien paaugliai turi didelį pasyviai agresyvaus elgesio formų pasirinkimą. Narkotikai, smurtas, rūkalai, nusikaltimai, seksualiniai santykiai, kurie baigėsi nėštumu arba venerinė liga, nebaigtas mokslas, savižudybė. Dažnai paaugliui perėjus šį etapą, jo gyvenimui jau būna padaryta rimta žala. Būdami tėvai, jūs turite atskirti žalingą pasyviai agresyvų elgesį nuo to, kuris yra nenormalus ir kenksmingas. Tarkim, tualetiniu popieriumi apkarstyti medžiai arba papuoštas kiemas yra normalus būdas išlieti emocijas pasyviai agresyvių paauglystės periodų. Sujauktas kambarys gali erzinti, bet tai nežalinga. Beje, sunki fizinė veikla gali padėti paaugliams patenkinti poreikį, patirti jaudulį ir pavojų. Jiems gali būti naudinga šiuo amžiaus tarpsniu užsiiminėti kopimu į kalnus, traukti virvę, važiuoti į ilgą distanciją dviračiu, kultivuoti komandinį arba individualų sportą. Siekdami padėti savo paaugliui įveikti šį periodą,
Atminkite, kad jūsų tikslas yra išmokyti juos suvaldyti savo pyktį iki jiems sukaks 17 metų. Jie negalės sėkmingai užbaigti šio periodo neišmokę kitų, daug brandesnių ir priimtinų būdų pakeisti senąjį elgesį. Kadangi labai daug žmonių niekada neišauga šio amžiaus, yra įprasta matyti pasyviai agresyvų elgesį suaugusiųjų veiksmuose. Didžioji dauguma žmonių nesupranta pykčio ir būdų, kaip galima jį suvaldyti. Daug tėvų smarkiai suklydo manydami, kad bet koks pyktis esąs blogas ir turės būti išguitas iš vaiko. Toks požiūris neduos rezultatų. Jis nemoko vaikų pažaboti savo pykčio konstruktyviu būdu. Todėl jie ir suaugę nesusitvarko su pykčiu, kaip nepavykdavo ir jų tėvams. Pasyviai agresyvus elgesys yra pagrindinė nesėkmingo mokymosi koledže priežastis. Tai įprasta priežastis, dėl kurios kyla problemų darbe su viršininku ir su sutuoktiniu, kai atsiranda šeimyninių bėdų. Kadangi pasyviai agresyvus elgesys yra paslėptas daugumos pačių didžiausių gyvenimo sunkumų šaltinis, mes tėvai privalome išauklėti vaikus ir paauglius taip, kad jie tinkamais būdais mokėtų suvaldyti pyktį. Mes negalime jo išvaryti iš jų. Ankstyvas mokymas teisingai reaguoti. Suprantama, kad jūs negalite laukti, kol vaikas taps paaugliu, kad išmokytumėte jį suvaldyti pyktį. Pradėti turite sūnums ir dukroms dar esant labai mažiems, nors ir negalite tikėtis, kad jie sugebės susidoroti su pykčiu, nors kiek brandesniais metodais, kol nėra 6 ar 7 metų. Pykčio pažabojimas yra pati sunkiausia tėvystės užduotis, nes vaikus apriboja būdai, kaip jie gali išreikšti pyktį. Jie turi tik 2 galimybės – išreikšti žodžiu arba elgesiu, ir abu šie būdai yra sudėtingi tėvams. Mat sunku suprasti, kad pyktis turi kažkokiu būdu išeiti, kad negalime jo visą laiką kaupti. Paprastai daug tėvų į vaikų pykčio protrukius reaguoja neteisingai ir destruktyviais būdais. Jeigu apsvarstytumėte tas 2 galimybės, pripažintumėte jau geriau, jei vaikas išreiškia pyktį žodžiu nei veiksmais. Kai jis išlieja pyktį žodžiais, jūs galite pamokyti jį, kaip tai daryti protingai. Bet kokią kainą turite neleisti atsirasti pasyviai agresyviam elgesiui. Iki vaikui sueis 6 ar 7 metai jūs pirmiausiai dedate pastangas, kad toks elgesys jame neįleistų šaknų. Pats pirmasis ir svarbiausias būdas tai padaryti yra nuolat laikyti vaiko emocijų rezervuarą pilną besąlygiškos meilės. Pagrindinė pykčio ir blogo elgesio priežastis yra tuščias tasai rezervuaras. Aiškiai ir reguliariai kalbėkitės su vaiku jo meilės kalba ir užkirskite kelią pasyviai agresyviam elgesiui. Kai toji emocijų talpa yra pilna meilės, vaikas nesivaržo parodyti esąs nelaimingas ir savo elgesiu paklausti: ar tu myli mane? Tas, kurio emocijų rezervuaras tuščias, yra verčiamas to paties klausti blogu savo elgesiu. Žinoma, tuščias meilės rezervuaras nėra vienintelė priežastis blogai elgtis ar pykti, bet ji yra pati dažniausia. Dar jūs turite suprasti, kad vaikai negali apsiginti nuo tėvų pykčio. Kai savo pyktį išliejate ant sūnaus ar dukters, jūs tarsi supilate jį vidun. Jeigu šitaip elgiatės gana dažnai, tasai sukauptas pyktis kada nors išsiverš pasyviai agresyvaus elgesio pavidalu. Ramiai išklausykite vaiko, leiskite jam išsakyti žodžiais savo pyktį. Galbūt bus nemalonu išgirsti jį širstant, bet tai geriau nei veiksmais išlietas pyktis. Nelaimiai, kai vaikas išsako savo pyktį žodžiu,
Daugelis tėvų įniršta dar labiau už jį ir sako, kaip tu drįsti kalbėti su manim šitaip, kad daugiau niekada negirdėčiau tavęs taip man sakant. Supratai? Tada vaikas turi dvi galimybės. Jis gali paklusti ir neišsakyti pykčio žodžiu, arba gali nepaklusti. Na ir situacija. Kaip padėti vaikams užlipti pykčio kopėčiomis? Suprasti vaiko pyktį tūkstančiams tėvų padėjo įsivaizduojamos pykčio kopėčios. Kai artimiausiais metais imsitės dirbti su vaikais, visada stenkitės padėti jiems užlipti nuo vieno pykčio kopėčio skersinio ant kito, tolyn nuo pačių negatyviausių pykčio išraiškų prie pozityvesnių. Tikslas yra vesti vaiką nuo pasyviai agresyvaus elgesio ir įžeidinėjimų žodžiais prie ramios, netgi malonios reakcijos siekiant sprendimo. Tai ilgas procesas, jis apima auklėjimą, pavyzdžio rodymą ir kantrybę. Dažnai nuo didesnės blogybės prie mažesnės vaikas eina lėtai, o jo reakcija, nors vis dar tebėra neigiama, bet jau netokia stipri. Taip jau yra, kad ne visada tėvai įžvelgia pažangą. Jūs pastebėsite, kad pasyviai agresyvus elgesys yra pačioje kopėčio apačioje. Jis reiškia absoliučiai nevaldomą pyktį. Kadangi toks elgesys būdingas paaugliams, turėsite padirbėti šiame lygyje, bet neleiskite savo paaugliui ten užsibūti. Jeigu leisite, paruošite kelią nesėkmei ir vargui. Turite priminti savo, kad vienu metu vaikas gali palipti tik vieną skersinį. Jeigu norite, kad šis procesas ir mokymas kuo greičiau baigtųsi, gausite labai nusivilti. Jums gali tekti šiek tiek palaukti, kol vaikas bus pasiruošęs užlipti ant kito skersinio. Tai reikalauja kantrybės ir išminties, bet verta laukti rezultatų. Stebėdami, kaip sūnus ar dukra išreiškia pyktį, turėsite nustatyti, kurioje pykčio kopėčio vietoje jis ar ji yra, kad žinotumėte, koks bus kitas žingsnis. Plačiau apie pykčio kopėčias galite paskaityti Roso Kembelo knygoje Vaikai pavojuje. Prisimenu vieną ypač nemalonų atsitikimą mūsų Kembelų šeimoje, kai mano sūnus Deividas buvo 13 metų. Jis išsakydavo savo pyktį tik tuomet, kai kažkas ypač jį nuvildavo. Kartais jis išsakydavo pyktį man taip, kaip aš nenorėjau girdėti jo kalbant. Turėjau pasikalbėti pats su savimi. Aš žinojau, kad leisdamas jam išreikšti įniršį, lengviau nustatysiu, ant kurio pykčio kopėčio skersinio jis stovi. Viduje savo sakydavau. Gerai, Deividai, gerai, berniuk, išleisk tą pyktį, nes kai jis išeis, aš pagausiu tave. Žinoma, sūnui aš to nesakiau. Kita priežastis, dėl ko aš norėjau, kad iš jo išeitų pyktis, buvo štai kokia. Kol Deividas laikė pyktį savyje, tol jis kontroliavo visus namus. Bet pykčiui išėjus jis jautėsi kvailai ir aš galėjau atgauti kontrolę. Jis išsakydavo savo pyktį žodžiais ir tada klausdavo savęs, ką aš čia darau. Būtent tada aš atsidurdavau puikioje padėtyje jam auklėti. Leisdamas Deividui išsakyti tos žodžius, padėjau jam dar vienu aspektu. Kuo daugiau pykčio jis išsakys žodžiais, tuo mažiau jo liks tokiems pasyviai agresyvaus elgesio pasireiškimams, kaip melavimas, vogimas, seksas, narkotikai ir visos kitos formos labai būdingos šiandienai. Leiskite vaikui išsakyti pyktį žodžiais ir pamatysite, kurioje pykčio kopėčių vietoje jis yra. Tada galėsite apriboti jo pasyviai agresyvaus elgesio galimybę. Leiskite žodžiais išreikšti pyktį.
Mieli tėveliai, tokiu būdu auklėti vaikus ne visada lengva. Gali atrodyti, kad leisti jiem išreikšti pyktį žodžiais yra nuolaidžiavimas. Iš tikrųjų taip nėra. Atminkite, kad bet kokio amžiaus vaikai pyktį natūraliai išreiškia nevykusiais būdais. Negalite jų išmokyti tai daryti deramai, tiesiog supykdami ant jų ir versdami liautis širdus. Jeigu taip elgiatės, pyktis juose kaupsis ir pasireikš pasyviai agresyvių elgesių. Norėdami išmokyti savo vaikus suvaldyti pyktį protingai, privalote leisti jiems išreikšti jį žodžiais. Kad ir kokie nemalonūs jie būtų, leiskite vaikams žodžiais išsakyti savo nirštą ir galėsite vesti juos aukštyn pykčio kopėčiomis. Atminkite, visas pyktis privalo išeiti arba žodžio, arba elgesio pagalba. Jeigu neleisite jam išeiti žodinę formą, jis išsilies pasyviai agresyviu elgesiu. Kai vaikas kalba piktai, tai nebūtinai reiškia, kad jis elgiasi nepagarbiai. Norėdami išsiaiškinti, ar jis pagarbus, paklauskite savęs, koks dažniausiai jo požiūris į mano autoritetą. Dauguma vaikų elgiasi pagarbiai 90% viso laiko. Jeigu taip elgiasi ir jūsų sūnus ar dukra, o dabar jie žodžiais išsako savo pyktį dėl tam tikros situacijos, tai juk šito jums ir reikia. Mat kartais vaikui išliejus pyktį jūs atsiduriate puikioje padėtyje, kai galite jį mokyti. Argi tai teisinga, pagalvosite jūs. Laukti, kol pasijusiu dėkingas už tai, kad mano dukra žodžiais išreiškė pyktį, o po to valdytis pačiai. Pripažįstame, tai nelengva, bet taip elgdamasi priversite save bręsti ir išgelbėsite save ir savo šeimą nuo kai kurių didžiausių gyvenimo problemų vėliau. Ką pasakysite dėl vaikų, kurie beveik visą laiką širsta, netgi tada, kai nėra konkrečios priežasties? Galbūt klausėte jūs. Tai tiesa, kai kurie vaikai lieja pyktį tam, kad manipuliuotų tėvais ir pasiektų savo, ir su tuo nereikia taikstytis. Pikti žodžiai ištarti trokštant įžeisti ar nuvilti kitus yra nepriimtini ir toks elgesys turi būti taisomas. Taisykite tai kaip bet kokį blogą elgesį, tačiau koreguodami laikykitės pagrindinės tėvų taisyklės. Būkite malonūs, bet tvirti. Tai gali atrodyti painiava, bet leisdami vaikui išlieti pyktį žodžiais, kai jį kas nors supykdė, turėsite progą pamokyti. Apie tai kalbėsime vėliau. Žiūrėkite, kad kontroliuotumėte patys save, kai vaikas lies pyktį žodžiais. Žinoma, kai jis tai daro be jokios priežasties arba tiesiog manipuliuodamas jumis, nepriimkite tokio elgesio ir darykite, ką darytumėte bet kuriuo nepaklusnumo atveju. Tačiau net netinkamai vaikui liejant pyktį, naudokite priimtinas drausminimo priemonės ir neširskite ant jo. Visada išlikite malonus, bet tvirtas. Laikas auklėti. Atsiminkite, kad tada, kai vaikas kartais supyksta ant jūsų, tai yra normalu. Jis leidžiasi auklėjamas. Todėl nepradėkite to daryti, kol abu nenusiraminote ir neatstatėte geros savijautos. Vis dėlto nelaukite per ilgai, nes prarasite galimybę efektyviai panaudoti tai, kas įvyko. Kai tik tarp jų dviejų nusistovės pusiausvyra, atsisėskite abu ir padarykite trejetą dalykų.
Kiekvienas iš jų padės vaikui susidoroti su pykčiu tinkamu būdu. Pirmas. Duokite vaikui žinoti, kad jūs neketinate jo smerkti. Ypač tada, kai jaučiate didelę atsakomybę prieš autoritetą. Jis gali jaustis kaltas dėl to, ką padarė. Jei neduosite vaikui suprasti, kad neketinate jo pasmerkti, jis gali daugiau niekada neparodyti, jog pyksta. O jeigu jis niekada daugiau neišlies pykčio, jūs neturėsite progos padėti jam lipti aukštyn pykčio kopėčiomis. Dalis auklėjimo yra duoti vaikui žinoti, kad jūs priimate jį kaip žmogų ir visada norite žinoti, kaip jis jaučiasi, ar būtų laimingas, ar liūdnas, ar piktas. Antra. Pagirkite sūnų ar dukrą už tai, ką padarė teisingai. Jūs galite sakyti, tu leidai man suprasti, kad pyksti ir tai yra gerai. Tu neišliejai savo pykčio ant mažesniojo broliuko ar šuns. Nieko nenusvedei ar nemetei į sieną. Tiesiog pasakei man, kad pyksti. Paminėkite viską, ką vaikas padarė teisingai. Kiekvieną kartą, kai jis žodžiais išsako jums pyktį, kai ką padaro teisingai ir išvengia kokio nors blogo poelgio. Trečia. Padėkite vaikui pakilti vienu žingsneliu aukštyn pykčio kopėčiomis. Tikslas yra pastumėti sūnų ar dukrą reaguoti į pyktį kuo pozityviau. Kad tai pasiektumėte, geriau vaikui išsakyti prašymą, o ne draudimą, užuot sakę, kad daugiau nevadintų mane šitaip, jūs paprašykite. Nuo šiandien, sūnau, prašau, nevadinti manęs šitaip, gerai? Žinoma, tai negarantuoja, kad vaikas niekada daugiau nesakys taip, kaip galite būti tikri, kad tada, kai bus ganėtinai subrendęs, vaikas taip nedarys. Tai gali užtrukti 1 ar kelias savaitės arba mėnesius pakeliui į tikslą. Tokio pobūdžio auklėjimas yra ilgas ir sudėtingas procesas, bet po to, kai tai pasielgsite pakankamai daug kartų, jūsų vaikas pradės elgtis teisingai, net jums to neprimenant. Auklėjimas drauge su jūsų gerų pavyzdžių, kaip suvaldyti pyktį deramais būdais, padės vaikui po kurio laiko išsiauklėti pačiam. Daugiau informacijos, kaip padėti vaikams valdyti pyktį, rekomenduojame ieškoti 2 Roso Kembelo knygose, kaip iš tikrųjų mylėti savo vaiką ir kaip mylėti savo paauglį. Meilė ir pyktis. Pasakysime vėl, kad lemianti grandis mokant vaikus suvaldyti savo pyktį yra jūsų besąlygiška meilė jiems. Kai vaikai žino, kad būtent taip tėvai juos myli, kai jie išties jaučiasi visą laiką mylimi, jie daug mieliau paklus jūsų auklėjimui. Be to jūs daug lengviau pasieksite tikslą subrandinti juos emociškai iki 17 metų amžiaus. Meilę mes apibrėžiame ir kaip kito asmens interesų paisymą, bei siekimą patenkinti jo poreikius. Turint galvoje tokį apibrėžimą, visi neteisingi žodžiai ir darbai yra ne kas kita kaip meilės stoka. Mes negalime mylėti vaiko ir tuo pat metu blogai su juo elgtis. Tvirtinti, jog visi tiek jį mylime, kaip elgiamės blogai jo atžvilgiu, tai žodį meilė padaryti nereikšminga. Vaikas, su kuriuo taip elgiamasi, nesijaučia mylimas. Veikiau jis jaučia pyktį, nes mano esąs nemylimas. Mes visi pažįstame piktų suaugusiųjų, nes jie jautėsi nemylimi savo tėvų. Jie gali nurodyti labai reikšmingas priežastis, dėl ko pyksta, bet to jausmo šaknis vis tiek glūdi meilės stokoje. Šie žmonės daro tokią išvadą. Jeigu jie būtų mane mylėję, tai nebūtų taip elgėsi su manimi.
Mes nesakome, kad vaikai patyrę besąlygišką meilę, išreikštą jų pagrindinę ir kitomis meilės kalbomis, niekada nepyks. Jie pyks paprasčiausiai todėl, kad mes gyvename netobulame pasaulyje. Nesakome ir to, kad norėdami išspręsti savo vaikų pykčio problemą, jūs privalote pritarti jų požiūriui. Tačiau jūs turite žinoti jų požiūrį ir suprasti jų interesus. Tada galėsite spręsti, ar su vaikais buvo neteisingai pasielgta, ar jie buvo klaidingai suprasti. Kartais jūs galbūt turėsite atsiprašyti savo sūnaus ar dukters. Kartais turėsite paaiškinti, kodėl būtent taip nusprendėte, turėdami galvoje jų geriausius interesus. Net jeigu jiems nepatiks jūsų sprendimas, jie gerbs jį, jeigu skirsite laiko iki galo išklausyti ir suprasti jų nusiskundimus. Pykčio apdorojimas ir vaiko mokymas jį deramai suvaldyti yra viena iš sunkiausių tėvų užduočių, bet atlygis už tai didžiulis. Kalbėkite su vaiku jo meilės kalba, laikykite jo meilės rezervuarą pilną ir stebėkite, kaip jis tampa mylinčiu ir atsakingu suaugusiuoju, žinančiu, kaip susidoroti su pykčiu ir padedančiu kitiems žmonėms padaryti tą patį. Pykčio kopėčios, pykčio išraiškos būdai. Pozityvus. 1. Malonus elgesys, siekimas sprendimo, pykčio sutelkimas vien į šaltinį, laikymasis pirminio nusiskundimo, logiškas mąstymas. 2. Malonus elgesys, pykčio sutelkimas vien į šaltinį, laikymasis pirminio nusiskundimo, logiškas mąstymas. Pozityvus ir negatyvus. 3. Pykčio sutelkimas vien į šaltinį, laikymasis pirminio nusiskundimo, logiškas mąstymas, nemalonus, triukšmingas elgesys. 4. Laikymasis pirminio nusiskundimo, logiškas mąstymas, nemalonus, triukšmingas elgesys, pykčio nukreipimas į kitus objektus. 5. Pykčio sutelkimas vien į šaltinį, laikymasis pirminio nusiskundimo, logiškas mąstymas, nemalonus, triukšmingas elgesys, žodiniai įžeidinėjimai. 6. Logiškas mąstymas, nemalonus, triukšmingas elgesys, pykčio nukreipimas į kitus objektus, nesusijusių nusiskundimų išsakymas. Pirmiausia, negatyvus. 7. Nemalonus, triukšmingas elgesys, pykčio nukreipimas į kitus objektus, nesusijusių nusiskundimų išsakymas, emociškai destruktyvus elgesys. 8. Nemalonus, triukšmingas elgesys, pykčio nukreipimas į kitus objektus, nesusijusių nusiskundimų išsakymas, žodiniai įžeidinėjimai, emociškai destruktyvus elgesys. 9. Nemalonus, triukšmingas elgesys, plūdimasis, pykčio nukreipimas į kitus objektus, nesusijusių nusiskundimų išsakymas, žodiniai įžeidinėjimai, emociškai destruktyvus elgesys. 10. Pykčio sutelkimas vien į šaltinį, nemalonus, triukšmingas elgesys, plūdimasis, pykčio nukreipimas į kitus objektus, daiktų svaidymas, emociškai destruktyvus elgesys. 11. Nemalonus, triukšmingas elgesys, plūdimasis, pykčio nukreipimas į kitus objektus, daiktų svaidymas, emociškai destruktyvus elgesys. Negatyvus. 12. Pykčio sutelkimas vien į šaltinį, nemalonus, triukšmingas elgesys, plūdimasis, daiktų daužymas,
žodiniai įžeidinėjimai, emociškai destruktyvus elgesys. 13. Nemalonus, triukšmingas elgesys, plūdimasis, pykčio nukreipimas į kitus objektus, daiktų daužymas, žodiniai įžeidinėjimai, emociškai destruktyvus elgesys. 14. Nemalonus, triukšmingas elgesys, plūdimasis, pykčio nukreipimas, kilus į kitus objektus, daiktų daužymas, žodiniai įžeidinėjimai, fiziniai įžeidinėjimai, emociškai destruktyvus elgesys. 15. Pasyviai agresyvus elgesys. Žemiausias pykčio kopėčių laiptelis. 11 skyrius. Kaip kalbėti meilės kalbomis nepilnoje šeimoje. Kartais gali atrodyti, kad sunku yra pripildyti vaiko meilės rezervuarą. Jūs būnate pavargęs, vaikas visko nors prašo, o jūs jaučiate, kad jums pačiam reikia meilės. Sau pagelbėti bent jau turite sutuoktinį. Ar iš tikrųjų turite? Milijonai nepilnų šeimų atsakytų ne. Užuot abu tėvai nuolat pildytų vaiko emocijų rezervuarą, tai daro vienas. Užuot du tėvai duotų vaikui meilę plaukiančią iš jų santuokinių ryšių, dabar meilė ateina tik iš vienos mamos ar tėčio, įskaudinto ir vienišo, prislėgto ir negaunančio reikalingos kito suaugusiojo globos. Tačiau ir tuomet jūs galite kalbėti savo vaiko meilės kalba, užpildydamas jo meilės rezervuarą. Visa, ką mes pasakėme apie tai, kaip mylėti augantį žmogų, yra tiesa. Nepaisant, ar jis gyvena su vienu iš tėvų ar su abiem. Šeima, kurioje yra tik vienas sutuoktinis, turi savitų aspektų, bet ir joje 5 meilės kalbos ne mažiau veiksmingos. Mes tai pabrėžiame suvokdami, kad apytiksliai vienas vaikas iš 4, 27%, 18 metų amžiaus gyvena su vienu iš tėvų, kaip teigia 1994 metų Jungtinių Amerikos valstijų statistikos biuro apskaičiavimai. Kadangi tiek daug vaikų gyvena nepilnose šeimose, mes jaučiame pareigą kalbėti apie kai kurios specifinius tokių šeimų poreikius, kurių vienas yra meilės kalbų praktikavimas. Mes suprantame, kad ne visos nepilnos šeimos yra vienodos. Kai kurios iš jų atsirado dėl skyrybų, kitos mirus vienam iš sutuoktinių. Kai kurie iš tėvų niekada ir nebuvo vedę. Tose nepilnose šeimose, kurios atsirado dėl skyrybų, vieni vaikai išlaikė gerus ryšius su tikruoju tėvu, o kiti kenčia dėl blogų santykių ar jų nebuvimo išvis. Kai kurios nepilnos šeimos gyvena netoli nuo giminaičių ir gali džiaugtis senelių, tetų, dėdžių ir pusbrolių bei pusseserų artumu. Daugelis kitų tokių šeimų gyvena toli nuo giminių ir turi patys pasirūpinti savimi. Kad ir kokia būtų jūsų padėtis, jeigu jūs vienas auginate vaikus, mes žinome, kad galite efektyviai parodyti meilę savo šeimai, ypač kalbėdamas pagrindinę savo vaikų meilės kalbą. Įtampa ir sumaištis namuose. Vieniša motina ar tėvas besistengiantis patenkinti vaikų poreikius ir tuo pačiu metu rūpinti savo karjerą bei šiokių tokių asmeninių gyvenimų žino, kokia įtampa susidaro namuose. Jeigu būtent tokia yra jūsų padėtis, jūs labai gerai žinote apie laiko trūkumą, ekonominius poreikius ir socialinio bei asmeninio gyvenimo pokyčius, kuriuos patyrėte jūs ir jūsų vaikai. Jums pažįstamos abejonės, ar kada nors būsite geras tėvas, motina. Esate girdėję visus tariamų specialistų pranašavimus, kokios duobės laukia jūsų vaikų. Kartais jaučiatės vienišas ir išsekęs, nes turite viską padaryti pats. Visi mes pažįstame žmonių, kuriuos užaugino vienas iš tėvų. Dažnai tai būdavo atvejai, kai netektis įvyko dėl staigios mirties. Pastaraisiais dešimtmečiais situacija dramatiškai pasikeitė, nes labai padaugėjo skyrybų. Turime pripažinti, kad tie vaikai, kurie neteko vieno iš tėvų dėl skyrybų, patiria didžiausią psichologinę traumą. Ji dažnai būna didesnė nei toji, nuo kurios nukenčia vaikai, netekę tėvo dėl mirties. Kai vienas iš tėvų miršta, vaikai žino, kad nebuvo jokio pasirinkimo. Paprastai mirtį sukelia liga,
Ir tai padeda vaikui suprasti mirtį. Skyrybos yra vieno iš tėvų arba jų abiejų pasirinkimas. Netgi jei tas pasirinkimas atrodo būtinybė. Likęs našliu ar našle turės susitvarkyti su vaiko prisiminimais, bet nereikės spręsti dilemos, kaip palaikyti naudingus arba žalingus santykius su šeima palikusiuoju. Tas iš tėvų, su kuriuo išsiskyrė sutuoktinis, metų metais turės ieškoti sprendimų santykiuose su vaiko įtėviu įmote. Daugelis išsituokusiųjų patiria sumaištį dėl giminaičių pozicijos ir reakcijos iš savo bažnyčios. Niekas nežino, ką su jais visais toliau daryti. Be to yra žmonių, kurie jaučia poreikį išreikšti savo nepritarimą skyryboms. O ir daugelis išsiskyrusių tėvų pirmieji pasakytų, kad jie tikrai nepatarė skirtis. Sunku įvardyti kitą reiškinį, kuris būtų paveikęs mūsų visuomenę daugiau nei skyrybos. Nepilnų šeimų atsiradusių dėl skyrybų daugėjimas yra daugiabriaunė problema, kurios šioje knygoje nenagrinėsime. Mūsų dėmesys nukreiptas į tai, ką daryti dabar. Kaip galima padėti vaikams patekusiems į aplinkybės, kurių jie nepasirinko ir negali pakeisti. Mums rūpi milijonai vienišų motinų tėvų, kurie drąsiai deda pastangas norėdami išlaikyti savo šeimą sveiką ir užauginti laimingus ir atsakingus vaikus. Tokiose šeimose augančių vaikų poreikiai yra tokie patys, kaip ir vaikų iš pilnų šeimų. Tik būdai, kaip šie poreikiai patenkinami, pasikeičia. Pagrindinis globėjas yra vienas iš tėvų, o ne jie abu. O besirūpinantis vaikais tėvas mama, likęs vienišas dėl skyrybų, mirties ar niekada nebuvęs susituokęs, paprastai yra sužeistas žmogus. Sužeisti tėvai stengiasi padėti savo sužeistiems vaikams ir tuo pačiu metu viliasi įtikinsią juos, kad gyvenimas gali būti gana normalus. Vaikai užuot sprendę tik eilinius su augimu susijusius uždavinius, dabar ant savo pečių pasiima begalę tų rūpesčių, kurie visai neturėtų būti jų gyvenimo dalis. Judita Wallerstein, šeimų krizėse centro įkūrėja ir direktorė, atliko nuodugnų tyrimą, kokios skyrybų pasekmės vaikams. Savo knygoje Kitas šansas – vyrai, moteris ir vaikai praėjus 10 metų po skyrybų. Ji nurodo, jog tyrimą pradėjo nuo prielaidos, kurios paprastai laikosi daug suaugusiųjų. Skyrybos sukelia trumpalaikį skausmą, bet galiausiai suteikia didesnę laimę ir pilnatvę kiekvienam šeimos nariui. Ilgamečiai Wallerstein tyrinėjimai parodė, kad tokia prielaida yra neteisinga. Daugelio atveju vaikai niekada neįveikia skyrybų skausmo. Dauguma vaikų, su kuriais kalbėjosi Wallerstein, Sandra Blakesy ir jų bendradarbiai priskyrė save skyrybų vaikų kategorijai. Jie jautė turį ryšį su kitais bendraamžiais patyrusiais tą patį. Dažniausios jų emocijos buvo baimė, pyktis ir nerimas. Net praėjus 10 metų po tėvų skyrybų, šie jausmai dažnai užplūsdavo vaikus. Kaip padėti vaikui įveikti sielvartą? Tokie jausmai akimirksniu gali išsunkti meilę iš vaiko emocijų rezervuaro. Kai kalbėsite su vaiku jo pagrindinę meilės kalbą, kad vėl papildytumėte tą rezervuarą, nepamirškite, kad tam reikia labai daug meilės. Neigimas, pyktis, po to derėjimasis ir dar daugiau pykčio, tokios paprastai būna reakcijos į sielvartą, kurį jaučia ir tie vaikai, kurių tėvai išsiskyrė, ir tie, kurie išgyvena vieno iš tėvų mirtį. Galiausiai vaikai kažkiek susitaiko su netektimi. Kai kurie greičiau pereina sielvarto stadijas, jeigu jiems svarbus suaugusieji atvirai siekia pasidalyti jų netektimi. Vaikams reikia žmogaus, kuriam galėtų išsikalbėti ir išsiverkti. Jeigu tuo žmogumi nėra kuris nors šeimos narys, tuomet šį vaidmenį gali atlikti užjaučiantis dvasios ganytojas, draugas arba konsultantas. Panagrinėkime kiekvieną iš paminėtų reakcijų ir tai, kaip tėvai ir kiti suaugę draugai gali padėti vaikui susitaikyti su nelaime. Reikia pabrėžti, kad kalbėjimas su vaiku jo pagrindinė meilės kalba padės jam įveikti sielvartą. Neigimas. Paprastai pirmoji reakcija yra neigimas. Nė vienas vaikas nenori patikėti, kad jo tėvai skiriasi arba kad vienas iš jų mirė. Jis kalbės, kad tėvai paprasčiausiai keletą mėnesių negyvens kartu
arba kad mirusysis išvykęs į kelionę ir greitai grįš. Šioje stadijoje vaikas yra labai išsigandęs ir jaučia didelį liūdesį bei netekties pojūtį. Dažnai jis verkia nuo intensyvaus laukimo, kada tėvai vėl gyvens kartu. Skyrybų atveju vaikas gali jaustis atstumtas. Pyktis. Neigimo stadiją lydi ir keičia stiprus pyktis. Vaikas pyksta ant tėvų, kad šie trypia nerašytas tėvystės taisyklės. Gimdytojai turi rūpintis savo vaikais, o ne apleisti juos. Šį pyktį vaikas gali reikšti atvirai žodžiais arba laikyti savyje iš baimės nuliūdinti tėvus ar bijodamas būti nubaustas už piktus žodžius ir elgesį. Atvirai pykdamas jis gali laikinai įniršti, pratrūkti piktais žodžiais ir netgi sužaloti fiziškai. Vaikas jaučiasi bejėgis, jis neturi teisės pasisakyti dėl to, kas jam daroma. Be to jaučiasi labai vienišas ir nesugebas su kuo nors kalbėtis. Vaiko pyktis gali būti nukreiptas į jį palikusi tėvą arba įtėvį, arba į abu. Mirus vienam iš tėvų, pyktis gali būti nukreipiamas į Dievą. Mažajam žmogui labai reikia jaustis mylimam ir žinoti, kad kažkas išties juo rūpinasi. Greičiausiai jis nepriims to iš šeimą palikusio tėvo. Jis gali priimti įtėvio meilę arba jos nepriimti. O jeigu vaikas mano, kad dėl skyrybų kaltas su juo gyvenantis vienas iš tėvų, jis gali užsiverti abiejų tėvų meiliai. Dėl šios priežasties seneliai ir kiti šeimos nariai, mokytojai ir religiniai vadovai turi būti jautrus galimybei patenkinti tą meilės poreikį. Jeigu jie žinos, kokia yra to vaiko pagrindinė meilės kalba, jų pastangos patenkinti jo emocinės reikmes bus dar efektyvesnės. Robio meilės kalba yra fizinis prisilietimas. Tėvas paliko šeimą, kai berniukui buvo 9. Žvelgdamas į praeitį, Robis sako, jeigu ne mano senelis, nesu tikras, ar būčiau tai įveikęs. Susitikus pirmą kartą po to, kai tėvas mus paliko, jis priglaudė mane ir ilgai laikė apkabinęs. Jis nieko nesakė, bet aš žinojau, kad myli mane ir visada man padės. Kas kartą atvykęs manęs aplankyti, jis apkabindavo mane, išvažiuodamas taip pat. Aš nežinau, ar jis suprato, kiek daug man reiškia jo apkabinimai, bet jie buvo tarsi lietus dykumoje. Labai padėjo ir mama, leidusi man kalbėti ir užduoti klausimus, skatinusi pasidalyti savo skausmu. Aš žinojau, kad ji myli mane, bet iš pradžių nenorėjau jos meilės, prisipažino Robis. Ji norėdavo apkabinti mane, bet aš nustumdavau ją. Man atrodo, jog kaltinau ją dėl to, kad tėtis mus paliko. Tik tada, kai sužinojau, jog jis išėjo dėl kitos moters, suvokiau, kaip neteisingai apkaltinau mamą. Tada lioviausi ją atstuminėjęs ir mes vėl tapome artimi. Derėjimasis. Po neigimo ir pykimo eina derėjimasis. Tėvams išsiskyrus, vaikas iš visų jėgų stengsis suvesti juos vėl. Jis gali bandyti kalbėti su tėvais atskirai ir kartu, maldauti juos suderinti savo skirtybės ir atkurti šeimos vienovę. Jeigu derėjimasis žodžiu naudos neduoda, vaikas gali nesąmoningai imti manipuliuoti, blogai ir net įžūliai elgdamasis, kad atkreiptų į save dėmesį. Jis gali bandyti tėvus, ar šie iš tiesų rūpinasi jo gerovę. Vaiko reakcija gali būti narkotikų vartojimas, smulkios vagystės, vandalizmas, seksualiniai ryšiai ar netgi savižudybė. Dar didesnis pyktis. Po derėjimosi bus dar daugiau pykčio. Vaikų, kurių tėvai išsiskyrė, širdise pyktis įsišaknyja giliai ir pasilieka ten ilgai. Mažiausiai metus laiko po skyrybų jie tikriausiai kovos su kaltės jausmu, pykčiu, baime ir nesaugumo pojūčiu. Atiduodant labai daug energijos šiems jausmams gali suprastėti pažymiai mokykloje, agresyvesniu tapti elgesys visuomenėje, sumažėti pagarba suaugusiems, sustiprėti vienišumo jausmas. Būtent tokių skausmingų jausmų apimto vaiko meilės poreikį turi patenkinti vieniša motina tėvas ir stengti sukurti panašų į normalų gyvenimą namuose. Tai nelengva užduotis. Kaip pasitelkti pagalbon skaitymą ir pokalbį. Su netektimi ir sielvartu susiję daugiau problemų, nes vaikams, kuriuos užvaldo neigiami jausmai, sunku aiškiai mąstyti. Jeigu esate tokio vaiko, vienas iš tėvų jam gali padėti aiškiau mąstyti apie savo skausmą ir netektį, jei jūs kartu skaitysite. Tai gali būti šiltai drauge praleistas ir suartinantis laikas.
Jums reikės įsigyti vaikų suprantamų istorijos knygą. Ankstyvosios paauglystės metais atrinkite istorijas, dainas ir eiles atitinkančias jūsų vaiko amžių. Daugelėje gražių istorijų glūdi ryški etikos ir moralės pamoka, tarkim, Pinokija arba Beatrice Potter pasakojimuose. Štai keletas nuorodų padėsiančių jums išsirinkti gerą literatūrą. Mes rekomenduojame Gladys Hunt Medus vaiko širdžiai, Williamo Kilpatricko charakterį ugdančios knygos ir Williamo Benneto vertybių knyga. Budriai stebėkite savo mažojo reakcijas. Kai jam skaitysite, paklauskite, ką jis galvoja, kad atsirastų galimybė padiskutuoti vaikui suprantamom temom. Jeigu skaitysite apie dingusį vaiką ar gyvūną, ar jūsų sūnus ar dukra išreikš susirūpinimą, turėsite puikią progą pagirti tą rūpestį. Beje, galite pakalbėti ir apie tai, ką reiškia jaustis prarastam arba netekti brangaus žmogaus. Toks mokymo būdas yra labai svarbus padedant vaikams įveikti polinkį kaltinti ir kritikuoti tiek save, tiek kitus. Visi žaidžia šį kaltinimo žaidimą. Taip nesąžininga, ji taip pradėjo, skamba įprasta dainelė. Pyktis gali įnešti sumaištį į jų protus. Vaikams būdinga galvoti, kad kaltinti kitus žmonės yra pateisinama tiesiog dėl to, kad jie jaučiasi supykę. Kai jie nurims, galite paaiškinti šią situaciją plačiau, ne tik kalbėdami apie kitus, bet ir apie tai, kas nutiko jūsų šeimoje, kad vaikai pradėtų vertinti kitų žmonių pažiūras. Tai nereiškia, kad reikia sutikti su kiekvienu žmogumi, ypač tada, kai vaikas jaučia, kad su juo labai neteisingai pasielgė vienas iš tėvų. Kaip jis mano, apleido jį, tada jis turi žinoti, kad praradimo jausmas yra natūralus ir nėra dėl ko jaustis kaltam. Skaitydami kartu su vaiku galite dar pavyzdžiui pasikalbėti apie tai, kas vyksta jo kasdieninėme gyvenime ir taip pat kurti savo istorijas. Tai padės jums suprasti, kas vyksta vaiko sieloje, ko jis galbūt nesugeba išreikšti paprastai kalbantis. Kaip rasti pagalbą? Nė vienas tėvas arba motina negali lengvai patenkinti vaiko meilės poreikio. Kaip jau sakėme, kai kurie vaikai gali atsisakyti priimti bet kurio iš tėvų meilę. Jų skausmas ir pyktis yra tokie dideli, kad net neduoda galimybės mylėti. Štai čia gali įsikišti seneliai ir kiti giminės nariai, taip pat bažnyčia ir bendruomenė. Jeigu jūs esate vieniša mama, tėvas, nelaukite, kol žmonės paklaus, ar jums reikalinga pagalba. Kai kurie galbūt laikysis nuošaliau, nenorėdami kištis į jūsų šeimos reikalus. Kiti galbūt nežinos, kokia jūsų padėtis. Jeigu jums ar jūsų vaikui reikia pagalbos, gal norėsite pasidomėti, kokia pagalba yra prieinama jūsų bendruomenėje. Kas nors iš jūsų vaiko mokyklos ar jūsų bažnyčios gali pastumėti jūs pasidomėti. Visada yra svarbus giminaičiai, bet jie tampa dar labiau reikalingi, kai vaikai patiria netektį. Pavyzdžiui, netoliese gyvenantis seneliai gali keleriopai padėti anūkams per mokslo savaitę, o jų buvimas gali pradžiuginti vienišų tapusi jų išsiskyrusi sūnų ar dukrą. Seneliai gali ateiti pas juos į namus ir padėti išrengti vaikus į mokyklą. Jeigu vieną iš jų reikia paimti iš mokyklos, taip pat gali padėti. Juk vaikams neretai reikia po pamokų nueiti pas gydytoją, į treniruotę ar muzikos pamokas. Yra daug žmonių, kurie mielai padėtų nepilnoms šeimoms, jei žinotų, kad jų pagalba yra reikalinga. Jie nori jaustis reikalingi, o jums reikia pagalbos. Vienintelė problema yra padėti šioms dviems pusėms susitikti. Vietinė bažnyčia yra gera vieta tam ir kai kurios bažnyčios dirba būtent tokiu principu. Jeigu jums sunku kalbėti apie savo poreikius, atsiminkite, kad jūs tai darote ne tik dėl savęs, bet ir dėl savo vaikų gerovės. Meilės kalbos nepilnoje šeimoje. Meilės poreikis vaikui yra vienodai svarbus po tėvų skyrybų, kaip ir prieš jas. Mat jo meilės rezervuaras buvo prakiurdytas sunkios skyrybų traumos. Jam užtaisyti prireikus ilgų valandų supratingai išklausant ir malšinant emocijas, apie kurias kalbėjome. Kažkas turi globoti vaiką, kol sielvartas nepraėjo, jeigu norite, kad
kada nors jis vėl patikėtų, jog yra išties mylimas. Pats meilės rezervuaro taisymo procesas yra meilės išraiška. Daugiau klausyti, mažiau kalbėti, padėti vaikui susidurti su realybė, pripažinti skriaudą, užjausti skausmę. Visa tai yra dalis to proceso. Žinoma, pirmasis būdas iš naujo pripildyti meilės rezervuarą yra kalbėti vaiko meilės kalba. Nepamirškite, jog toji kalba nepasikeičia tik dėl to, kad tėvai išsiskyrė arba vienas iš jų mirė. Išmokite savo vaiko meilės kalbą, o tada ir reikšmingiems jo gyvenimo suaugusiems pasakykite, kokia ji yra. Nes priešingų atveju rūpestingi suaugėliai ims kalbėti su vaiku savąją kalbą. Jų pastangos parodyti meilę padėtų, bet jos gali būti daug veiksmingesnės žinant vaiko pagrindinę kalbą. Pirmosiomis savaitėmis po skyrybų, kai vaikas gali nenorėti priimti meilės, nei iš vieno iš tėvų, kiti jiems svarbus suaugusieji gali būti vieninteliai žmonės, gebantis parodyti meilę. Jeigu jūsų vaikas meilę pirmiausia patiria girdėdamas palaikymo žodžius, jis puikiausiai gali juos priimti iš senelių ir kitų suaugusiųjų lūpų, tačiau iš jūsų laikinai juos atmesti. Vaikas, kurio pagrindinė meilės kalba yra dovanos, tiesą sakant, gali sviesti jas tėvui į veidą, jeigu neseniai įvyko skyrybos. Nesipiktinkite dėl šito, bet supraskite, tai yra sielvartavimo požymis. Kai vaikas susitaikys su tą mintimi ir supras, kad jis negali atkurti tėvų santuokos ir kad teks gyventi nepilnoje šeimoje, jis galbūt ir sugebės priimti meilę emocinėme lygmenyje iš abiejų tėvų. Jeigu vaikai patirs teisingą meilę tuo metu, kai jos ypač reikia, jie galės netraumuoti išgyventi šeimos išsiskyrimo skausmą ir sukurti gerą savo gyvenimą užaugę. Vienas iš tokių Bobo Kabrebušo pavyzdys. Jis yra tarptautinės krikščioniškos stovyklos direktorius. Bobo tėtis buvo sėkmingas verslininkas, o mama namų šeimininkė. Bobui dar esant mažam, tėvas metė verslą, kad galėtų prisijungti prie kažkokio kulto. Keletą kartų priversdamas šeimą su 5 sūnumis persikelti gyventi kitur. Tėvui susirgus poliomielitu ir tapus absoliučiai neįgaliu, šeima grįžo į savo namus Viskonsino valstijoje, nes norėjo gyventi arčiau giminaičių. Kai Bobui buvo 9, tėvai išsiskyrė. Maždaug tais metais Bobas ir jo broliai pateko krikščionybės įtakon ir visi priėmė Kristų savo gelbėtoju. Netekusi vyro paramos, jų mama buvo priversta gyventi iš valstybės pašalpos, kol galėjo susirasti pakenčiamą darbą. Vėliau ji įgijo akademinį išsilavinimą ir tapo mokytoja. Šiandien Bobas ir jo broliai turi laimingas šeimas, puikų išsilavinimą ir sėkmingai darbuojasi. Bobas sako, mama visada gilinosi į svarbiausius dalykus ir teigiamais būdais. Ji nekalbėdavo apie blogus dalykus. Atrodė, kad mes esame normali šeima. Aš nežinojau, kad mes tokie nebuvome. Kažin kai būtume išsivertę be dievotos mamos ir giminių, kurie pradėjo praktiškai realizuoti krikščioniškos gyvensenos modelį. Dėkoju Dievui už pamatus ir už mus auginusią mamą. Arčibaldas Hartas, vakarinės pakrantės seminarijos psichologijos profesorius, už tai, kad užaugo stiprus tik su vienu iš tėvų, dėkoja Dievo ir šeimos jėgai. Kilusi iš Pietų Afrikos, Hartų šeima iširo. Tai įvyko po metus trukusių nesutarimų. Arčibaldo motina po skyrybų atrodė laimingesnė, bet ekonominiai rūpesčiai privertė ją išsiųsti Arčibaldą ir jo brolį gyvenantį pas senelius. Šie darė didelę krikščionybės įtaką berniukams ir teikė jiems motivaciją sakydami, nėra nieko, ko jūs negalite padaryti. Vienišoms mamoms, tėčiams Hartas duoda šį patarimą. Nieko nėra nepakeičiamo. Jeigu šiuo metu jūs neturite žmonių, kurie galėtų jūs paremti, paieškokite jų, kreipkitės ir nustebsite, jog daug kas jums atsilieps. Jūsų vaikai gali tapti atsparesni, darbštesni ir kūrybiškesni, jeigu aplinkybės bus tinkamos. Pernelyg lengvas gyvenimas sielai nėra gerai. Nepraraskite vilties ir svajonių savo vaikų labui. Nors dabar situacija gali atrodyti nepalanki, bus kita diena, ateis kiti metai, jeigu jūs ir jūsų vaikai darote tvirtą pažangą vydami šalin praradimo jausmą, jeigu visi bręstame daugelį gyvenimo sričių, galite būti tikri, kad tas augimas nesustos.
Tai jau tapo pavyzdžiu ir įpročiu, kurį netaip lengva užmiršti. Kaip patenkinti jūsų paties meilės poreikį? Nors daugiausia kalbėjome apie vaikus, kurių tėvai išsiskyrė, bet gerai suprantame, kad vieniša mama ar tėtis, siekiantis patenkinti vaikų poreikius, patys turi poreikių. Kol tarkim paauglys bando įveikti kalties, baimės, pykčio ir nesaugumo jausmus, vienas iš tėvų arba abu kovoja su tais pačiais jausmais. Moteris, kurią paliko vyras, galbūt nori sutikti kitą vyrą. Moteris, kuri privertė ją mušusi vyrą palikti ją, dabar pati patiria atmetimo ir vienatvės jausmus. Vienišos motinos tėvo emocinis meilės poreikis yra lygiai toks pat kaip ir bet kurio kito žmogaus. Kadangi šio poreikio negali patenkinti buvęs sutuoktinis nei vaikas, vieniša motina tėvas dažnai siekia draugų pagalbos. Tai yra veiksmingas būdas, kaip pradėti pildyti savo meilės rezervuarą. Įspėjimo žodis jums prieš įsitaisant naujų draugų. Vieniša mama ar tėtis šiuo periodu ypač neatsparus priešingos lyties atstovams, kurie gali tuo pasinaudoti silpnumo minutę. Kadangi vienišam žmogui labai reikia meilės, yra didelis pavojus priimti ją iš to, kuris pasinaudos seksualiai, finansiškai ir emociškai. Taigi labai svarbu, kad neseniai tapęs vienišu žmogumi labai atsargiai rinktųsi naujus draugus. Suaugusias meilės šaltinis yra seni draugai, pažįstantis jūsų šeimą. Vienišas tėvas motina, bandantis patenkinti meilės poreikiai neatsakingų būdų, prisišauks nelaimę po nelaimės. Turėdamas savo vaikus, jūs turite didžiulį meilės šaltinį. Giliai širdyje jie myli jūs ir jiems reikia jūsų meilės. Psichologai Cheryl ir Prudence Stipensai sako, geriausia dovana, kokią galite duoti savo vaikui, yra jūsų paties emocinė, fizinė, dvasinė ir proto sveikata. Kad ir kaip skaudu būtų pripažinti, tiesa yra ta, kad vieniša motina, tėvas, jūs galite būti daug metų. O kol kas, ar tai truks ilgai ar trumpai, norėkite parodyti vaikui padorumo ir atsakingumo pavyzdį, kuris gali būti jiems modeliu kelionėje į atsakingą suaugusiųjų gyvenimą.